atsikeli suskirdusiom lūpom ir pirmas dalykas, ką bėgi padaryti, tai išsiplauti dantis, kad pašalintum blogą burnos kvapą ir dar papildomai išgeri pusę litro vandens, nes jauti žiaurų troškulį. Ką tai gali reikšti? Turbūt naktį kvėpavai per burną. Kvėpavimas per burną nakties metu sukelia ne tik blogą kvapą ar sausumo jausmą burnoje, bet ir dalinį knarkimą, prabudimus, prastesnę miego kokybę, rytinį nuovargį. Ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Viskas dėl to, kad miego metu kūnas negauna pakankamai deguonies. Todėl smegenys ir raumenys neatstato energijos taip, kaip galėtų. Ką daryti? Prieš miegą pabandyk raminantį kvėpavimo pratimą per nosį. Tai pirmiausia, uždengsi dešinę šnervę ir lėtai įkvėpsi pro kairę. Tada labai lėtai, lėčiau negu įkvėpiai, iškvėpk pro dešinę šnervę. Ir kadangi nakties metu sąmoningai negalime savęs valdyti, tai rekomenduoju pabandyti burnos juosteles, mouth tape. Tai paprastas įprotis, padedantis kūnui prisiminti visą laiką kvėpuoti pro nosį. Ir jos nereikės visam gyvenimui. Kai kūnas pripras kvėpuoti per nosį, ji taps tiesiog nebereikalinga. Nebent vėl turėsi kažkokių sunkesnių savaičių, jausi didesnį įtampą tam tikruose dienuose. Tai tas juostelės užsiklijavimas tampa toksai kaip priminimas, kad dabar yra laikas kokybiškam poilsiui. Tai yra maža, bet labai stipri investicija į geresnį miegą ir šviesesnį tavo rytą.